apsispręs, kokio velnio elgiesi kaip kalė. Nesakyk, kad šį kartą viskas bus kitaip. Kai mes tebejudam, jau yra dabar 2 valandas, 3 valandas 21 minutė, esame netoli kempingo. Lendami tunelį, nes tunelis yra pastogė, tunelis yra šiluma ir tunelis yra menas. I got faith in you, baby. I got faith in you now. And you've been such a good friend to me. Know that I love you so high. I met you. Hallelujah. I got faith. Sveiki, esu Mindaugas Sujeta. Esu Nerijus Kridaila. Aš esu Paulius, esu Paulius iš Fake, dar žinomas kaip Antano sūnus. Atstovauju dviračių komandą Fake. Važiuosiu varžybas, ultra varžybas dviračiais Norvegijoje. Bright Midnight. Bright Midnight, antrą kartą. I got faith in you now. And you've been such a good friend to me. Know that I love you so high. I met you. Hallelujah. I got faith. Yra dalykų gyvenime, kuriems negali pasakyti ne. Tai antras bokalas alaus arba tiramisų ir espreso po geros vakarienės. Tai turėjau nesuvestų sąskaitų, nes kažkaip jaučiau, kad pirmą Bright Midnight'ą važiavom fainai, eksperimentavom ir norėjosi pasimatuoti normaliai, nes pirmas režimas buvo toks light ir pramoginis, vadinkim. Pramogų buvo mažai, gal daugiau skausmo. Bet norėjosi išbandyti save. Sąskaitų nesuvestų neturėjau, viską suvedžiu pernai. Mano planas buvo maksimaliai važiuoti, kuo mažiau sudarant sustojimų. Strategija jau prasta. Eliminuoji, viską darai taip pat, eliminuoji laiką, kada tu nemini arba nemiegi ir tą laiką paversdamas judėjimą. Strategijos planas buvo toks, kad kaip įmanoma daugiau gauti normalaus poilsio, kaip įmanoma mažiau ten gulėti visokiose stotelėse ir panašiai. Kuo mažiau sustojimų, geriau lėčiau, bet visada važiuoti. Linkėjimai Justinai, tu nerealus. Diena. Žmonių daug, visi linksmi, visi patenkinti, fotografuojasi. Trinkom startę, viskas gražu, visi happy, labai gera nuotaika, buvo labai fainai padarytas bendruomenės taškas, mes iš jo visi išjudėjom, čiotkai, puiku Justinai, ačiū organizacija, va. Pradedam su džersiais, baigsim su puchavykais. Prasidėjo varžybas, oras geras, važiuojame į kalną. Pusė žmonių nuskubėjo greit į priekį, aš laikausi savo strategijos. Vėl tas pirmas kalnas, šį kartą nepavėlavom į varžybas, irgi džiugu, pagaliau, bet taip ant plauko, ne? Beveik vėlavom. Kažkas ten buvo. Nepavėlavom į startą, bet buvom labai arti to. Kažkas pasiūlė nusifotografuoti, kažkas pasiūlė kažką palaukti, kažkas užsimanė tualetą ir žiūri, kad visi išvažiavo, aš esu likęs vienas varžybų miestelį. Žodžiu, per žetą vėl, važiuojam į startą ant paskutinio. Labas, pamojo. Pradėjom važiuoti ir iš karto į kalną ir taip 1100 km dar liko. Tai bus turbūt labai sunku. Ir štai artėjant pirmąją valandą susitinkam su pirmais fanais. Pirmoji eilėje laukia rimta chebra. Prašė džetas autografo. Gerbėjai. Tai va, tai viskas gerai, važiavosi, per daug nespaudėm, savo tempu, po truputį, Nerijus buvo kažkaip šiek tiek užsiveržęs į priekį.
tada mes susivienodinom, tada pamatėm tokį bičiuką faceplantą dėjo. Toks vienas bičiukas per vairą į upelį tokį kaip krito, atsikėlė visas, pilna burna žemė, juodas visas, taip juokas paėmė. Aišku, gaila žmogaus, nes pat pradžioje taip, sušlapo visus daiktus, visus išsipurvino, purvais visas apėjęs. 1 valandą padarėm, kalnų dafiga, džetą ten, nerka čia, biškį padraftinam. Tomai, tu esi žvaigždė, visi filmą tavo myli, eina mus spaudžia pitakus, sakė, dėl to atvažiavo čia. Gerai, Tomai, 2 valanda eina. Tiksliau 2 valandos 30. Kol kas matėm vieną vertachą per galvą. Bičiukas vertės, išsipūrino veiduką, viską. Pirma diena iš principo neskiria nuo pernai metų, dėl to aš puikiai žinau reljefą, puikiai žinojau kalnus, visi hike bike maršrutai man nebuvo nieko sudėtingi. Jau pernai metais išleidau visus keiksmažodžius, kuriuos turėjau, tai šiemet tikriausiai nepasakiau nei vieną. Ta pati vieta, kur praeitais metais stovim. Džeta, pamojuok fanam! Džeta, pamojuok! Pirma hike bike sekcija. Ulekas paliko susirėmą pernai metais. Šiemet, kaip matom, stumėsi pats. Atvažiavau į hike sekciją, kur praeitais metais ten apvirtau ir sulaužiau rėmą. Nesakysiu, kurio dviračių, nes pardavinėsiu toj. Bet laužiau rėmą ir dabar iš karto viską gražiai prasivedžiau, tada prasidėjo lietus. Iškart praeitais metais 1 dieną turėjom gražią, dabar lietus prasidėjo po 6 valandų. Nu, žodžiu, Norvegija, ten kaip neužsakysiu oro, yra kaip yra. Prasidėjo tokios lygumos, lietus liktai prasidėjo, važiuoju, tada vėl ir nusileidimas nuo kalno. Ir atsimenu, tada buvo man pirmasis toks šokas truputėlį, pradėjau leistis nuo kalno, greitis nemažas, vėjas pučia, lietus lyja. Aš pusiau apsirengęs nuo lietaus, pusiau neapsirengęs, kojos jau šlapios, pirštinės šlapios visos, pradėjau rankas šalti stipriai. Tai stojau vidurį kalno nusileidime, kad susišildyti rankas. Galvoju, jeigu taip ir toliau bus, tai bus labai sudėtingos kelios dienos prieš akį manęs laukia. Lietus tik tai stiprėjo, susitikau paskui Nerijų vėl, judėjom kartu, lietus stiprėja. Viskas kaip ir vėl grįžta į savo vėžes norvegiškai. 6 valandos ir 4 minutės. Nerka priekį, džeta gale, visi mes lietuje. 1 diena nekokia, bet vaizdai, kaip sakoma, dovanoja viltį. Po pernai metų lietus yra jau nebebaisus, tai Norvegijoje minti dviratį varžybose, kada iš principo neturi antro pasirinkimo, arba mini, arba važiuoji namo važiuoti nieks nenori, dėl to turi minti. Viskas gerai, tik po truputį man apie save duoda žinoti, koja pradeda, kelias. Taip dar subtiliai, bet viskas gerai. Kas buvo kitaip negu pernai metais, tai kažkur pirmos dienos vidury pradėjau suprasti, kad kairys kelias išorinė pusė pradėjo skudėti. Tomai, linkėjimai iš Chujeve, atsiprašau, viskas, nebesikeiksiu šitam video. Iš blogiausios atkarpos, kur ėjomės. Prasidėjo vėl single trackas, vėl pėsčiom vaikščioti, vėl neštis tą dviratį. Galvoju, jeigu taip kiekvieną dieną, tai aš turbūt per savaitę čia nepabaigsiu. Bet su Nerijum linksmai einam, lyja, vabalų nėra, ežeras vietoj
Lietus niekur nesibaigė jau pastarąsias 6 valandas. Bet nieko, po viso šito single tracko prasidėjo vėl nusileidimas ir nusileidom tada į tokį slėnį, kur prasidėjo tokie kalnai, iš abiejų pusių tokie kaip sienos. Tai man tai buvo, wow, fantastinis vaizdas, nesvarbu, kad lyjo, tai aš buvau labai sužavėtas tuo. Kažkaip naktis artėja, oras nelabai taisosi, lietus lyja, esam šlapi. Galvojom, okei, važiuojam, kol dar nesutemo, tas lietus toks labai nėra baisus. Sustojom kolonėlį. Sustojom kolonėlį. Viską gręžia viską. O, smagu. Kolonkį uždarė, mūsų išvarė. Mes spėjom nusipirkti. Tikiuosi, Džetulis alternatyvų praną rado ir vadys vėl į pizzeriją, bet žodžiu, pakol kas viskas gerai, ruošiamės refilą ir varom į ilgą kalną. Prie užtvankos, Tomai, tu atsimeni, nusileidžiam ir restas. Nežinom, kiek ilgai ten nusileidžiam, kur nusileidžiam, bet žodžiu nusileidė resti. Važiavau vakare į miestelį, prie fjordo krašto, prie fjordo, kaip žinoma, yra šilta, nuostabus vakaras. Apsipirkau parduotuvėje, sutikau draugus. Tinkam Džetą, dar atsimenu prie kolonėlės labai juokingai, kuris kojas pakavo kaip tinginį, suko į celofaną. Džetą daro iš kojų tinginį. Genai, kolitis tau. Turėtų nutrinti kažkur tai. Anksčiau ir vėliau. Planas toksai, nuo miestelio 50 km kempingas, užvažiuoji kalną, pavažiuoji kalną viršum, nusileidi, eini miegot. Viskas paprasta. Tai po tos kolonėlės, pirma naktis į kalną, man buvo ta viena iš sunkiausių tos Bright Midnight dalies, nes tiesiog negalėjau minti, pradžioje mynėm, po to Paulius pabėgo į kalną, nuvažiavo, o aš Džetą atsiliko, aš taip ir likau irgi per vidurį. Tai dalį kalno tiesiog stūmiausi dviratį, nes negalėjau nieko padaryti, nei paminti normaliai, nieko. Nenuvažiavus 10 km, aš jaučiu, kad mano kelias sako, kad mes niekur daugiau nevažiuojam. Tuo pačiu metu galvoju, ar iš tikrųjų man beverta minti priekį, gal man grįžti atgal į miestelį, rasti nakvynę, pamiegoti ir tada bandyti sėkmę sekančią dieną. Bet kaip juokavo vienas dalyvis, jis net sisiodavo į priekį žiūrėdamas, nes atgal žiūrėti, atgal eiti, atgal važiuoti yra netinkama praktika varžybose. Taip, kad ir šituo atveju aš galvoju, ne, aš atgal nesuksiu, tada aš geriau jau eisiu į priekį ir aš tą finišą aš nueisiu iki tos Tolgos, tą 1000 km per tą likusį laiką, bet atgal negrįšiu. Tai pakankamai daug laiko persistūmiau dviratį. Užvažiavus į tą kalną, nustojo lietus lyti, nebelyja ir tos prasidėjo, tos naktis šviesios, kur tu gali važiuoti ir matai praktiškai viską, net šviesos tau nereikia. Važiuojam, viskas pagal nustatytą planą. Pakylam į kalną, leidžiamės link kempingo, pasijuokėm storiuose apie tunelį. Mes stebėjudam, jau yra dabar 2 valandas, 3 valandas iš 1 minutė, esame netoli kempingo. Lendam į tunelį, nes tunelis yra pastogė, tunelis yra šiluma ir tunelis yra menas, akmens amžiuje. Tai va, ir leidžiamės ten kažkur kempingas. Šiaip Neneiksim. Tai va. Važiavom tol, kol suradom nakvynės vietą į kempingą tokį. Tai kempingą įsikūrėm, privažiavo tada už kelių valandų, gal už valandos, nepamenu, Džetą irgi į tą patį kempingą. Ir nusileidus nuo kalno, važiuoju tą patį kempingą, žiūriu prie namelio priparkuoti 2 man puikiai pažįstami dviračiai. Tai visi draugiškai vienam namelį išmiegojom. Pirma diena praėjo pakankamai sklandžiai, nepaisant to, kad 14 valandų be perstojo lyjo. Ir taip užsibaigė pirma diena.
atsikeliam puikioj nuotaika, atidarom durį, šviečia saulė, draugai paniūrė ant sofyčių, ant tų lavyčių guli. Antra diena laukia truputėlį lengvesnė, mažiau sukilimo, važiuosim aplinkui palei fjordą. Galvojam, bus vaizdų gražių, bus labai gražu, oras taip pat nusimato neblogas, mažiau lietaus negu prieš tai buvusi diena. Nusiplaunam dantukus, sėdam ant dviračio, judam toliau, graži diena ir vėl pradeda lyti. Nepaisant to, kad diena prasidėjo pakankamai gerų orų, mane per pirmą 100 km 4 kartus sulijo ir 4 kartus išdžiūvau. Mano kelias jau dar labiau duoda apie mane žinot, tai su Nerijum turėjom tokį lygumų atkarpą, atsiskyrėm vienas nuo kito, žodžiu, važiuojam, galvojam, prisivėjom, vėl kartu pavažiuojam, vėl atsiskiriam, apsirengiam, nusirengiam, karštą ten važiuojam. Pirmoji parduotuvė po nakties, kava, šiltas maistas, parduotuvė apsipirkom ir galvom, dabar pavažiuosim palei fjordus, bus labai smagu, asfaltai nusimato, labai geras kelias ir tik pradėjus važiuoti, prasidėjo lietus. Ir praktiškai pusę dienos palei tos fjordus važiavom vien lietuje. Mes važiuojam 18 valandų 16 minučių. 3 lietus jau buvo. Susiradom mergų, palikom mergas, pavalgiam. Gerai pavalgiam, susiradom džetą, palikom džetą. Čia viskas gerai, bet skalbia. Tada prasidėjo pakankamai geras oras, nuostabus vaizdai. Ir tokie pasitinkamos tokie dolomitų atspindės, ten tada atsimenu ir saulė išlindo ir aš tada džiaugiausi, kad viskas jau nėra taip blogai. Tomai, važiuojam 20 valandų su pusėjau vyriškai. Pagaliau gavom saulės, patys netikim. Artėjant vakarui vėl prasidėjo planai, ką darysim, kur nakvosim. Ir nusprendėm, kad užtenka, gal mes norim truputėlį rūbai visi kiaurai permirkę, gal truputėlį reikėtų mums kažkur patogesnio išsimiegoti, pailsėti truputėlį, nors ir porą valandų ar 3. Nusprendėm, kad reikia pasiimti viešbutį. Švenčiam 500 kilometrą. 500. Tai beveik pusę. Ir pradėjom mes kelionę iki to viešbučio. Per kalnus, užvažiavome tokią plynaukštę, ar kaip čia vadinasi, kur atrodo labai fainas keliukas, bet prieš priešinis vėjas. Tai praktiškai mynėm į kalną. Labai sunku buvo ir galvom užvažiuosim ant kalno ir bus labai lengva. Nieko panašaus, vėl lygiai toks pat greitis, nepalieksi, nepavažiuosi, o tiesiog vėjas į kaktą ir tiek. Paskutinis pakilimas prieš miegą antrą. 520 nuvažiuota, kažkas tai. Labai šalta, labai pučia stiprus vėjas, kreivai stovi šalmas. Bet mes užkilom į 1290. Kalno viršuje supratau, kad reikia dar kokią 20 km pavažiuoti kalno viršūnę ir tik tai po to nusileidimas į miestelį. Ir tai jau buvo kokia, nežinau, 1-2 nakties, buvo žiauriai šalta.
Žiūriu tamsu, žiūriu šalta, atvažiavau į miestelį pačioje, visas žiūriu sušalęs, visur buvo tamsu, viskas buvo uždaryta. Tai aš nuvažiavau kempingą, buvo grupelė girtų norvegų, jie man siūlė miegoti su jų merginomis iš kompanijos, maloniai atsakiau ir susiradau kempingę skalbyklą, kuri aišku neužrakinta, tai toje skalbykloje pasitiesiau kilimėlį ir bandžiau išsimiegoti. Buvau tiek sušalęs, kad nesugebėjau prisipūsti kilimėlio. Tai Atvykom į tą viešbutį. Atvykę į viešbutį įsikūrėm, išsipakavom visus daiktus, pasiruošėm kitai dienai, kad galėtumėm kuo greičiau atsikėlę, ilgai netempiant startuoti. Tai buvo. Kambarys buvo labai karštas, buvo siaubinga naktis, bet jau geriau vis tiek yra lovytėje negu autobuso stotelėje. Tai negaliu labai pykt, bet vėl pamoka išmokta. Susitvarkyk šildymą kambarį. Kvaily. Ir nereikia visko išdžiovinti, nes vis tiek viskas neišdžiūna. O jeigu išdžiūna, trumpam. Tai va, uždarėm antrą dieną. Pam. Atsikeliam trečią dieną, gerai pašylę, nueinam į Circle K yra jėga, šiaip turėtumėm jau turėti abonementą arba kokią ten nario kortelę, kiek mes ten buvom. Atsigeriam kavos, susipažįstam su keliais draugais, kurie miegojo panašiai kokybiškai kaip ir mes, stipriam šešetui, man atrodo, kokiam. Ir pradedam toliau kelionę ir nieko neįtariant, visai graži diena, viena įkalnė, kita, viskas tvarkingai dėliojasi. Gerai, Circle K suvalgėm viską. Panelė žiūrėjo ir galvojo, kiek tiem vyram gali tilpt dalykų. Tai telpa mums daug, kaip ir kilometrų. Išmiegojom viešbutį, minkštai, patogų, šilta, gera, bet buvo vienas toks bet. Padarėm tokią nemažą klaidą. Norėdami įsidžiovinti visus rūbus, įjungėm šildytuvus ant maksimumo, pasidėjom rūbus, kad džiūtų viskas ok, bet neprasidarėm lango. Tai išmiegojom praktiškai kaip pirty, buvo žiauriai karšta ir atsikėlėm labai prastos savijautos, nes tiesiog buvom perkaitę miegodami. ir trečia diena prasidėjo to 4 valandų miego ir pakankamai anksti išvažiavau. Vienintelis labai geras, kas mus nudžiugino tą trečią dieną, tai kai gavom iš organizatorių pranešimą, kad atšaukė vieną atkarpą, kurios nereikia minti, tai patys stačiausią kalną. Džiaugiausi, kad kalno nebėra, nes miegas ant žemės skalbykloje nebuvo labai kokybiškas ir ant tiek buvo sunku minti, kad aš to kalno papėdėje nusprendžiau pamiegoti tiesiog ant parduotuvės laiptų pusę valandos vidury dienos. Buvo netikėtas, neplanuotas sprendimas, bet kitu atveju būčiau miegojęs tiesiog ant vairo. O mes kaip tik turėjom jį trečios dienos per pietus į tą kalną pasiekti ir turėjom minti. Tai atšaukė vien dėl to, kad jis buvo pernelyg status, net lyderiai į jį nesugebėjo normaliai važiuoti, tai Justinas priėmė sprendimą, kad jį reikia išimti ir visus informavo.
trečioje dienoje man labiausiai patiko ta vieta, kai mes apie pietus, turbūt gal po pietų pasiekėm sniegą. Tai yra pakilom į viršūnės, kur dar yra sniego. Kalnai tokie juodi, tai man tai buvo vaizdas labai, labai, labai gražus. Pakilom į ledyną su Nerijum. Košmaras, buvo labai šalta ir tikrai statu. Bet verta, kaip sako, kiekvieno penio. Ir tada prasidėjo nusileidimas. Vienas iš smagiausių, nežinau, man tai vietomis buvo labai baisu. Tu leidėsi 80-85 km/h greičiu, tai toks jausmas, kartais pagalvoju, jeigu aš dabar čia taip tiekšiausi kur nors, tai turbūt su visam, tiesiog, nes niekas manęs čia nerastų ir neieškotų turbūt. Tai buvo labai, labai smagus nusileidimai tokie. Rinkau kalnus, beliko tik nusileisti ir tada atėjo lietus. Tai jeigu mano draugai tą pačią vietą nuvažiavo savo rekordiniais greičiais, lėkdami nuo kalno, aš uosčiau degančių stabdžių kvapą. Leidžiu miestelį per 20 sekundžių nusileidžiu 3000 kalorijų. Jau geriau nuskausminamuosius nuo kelio, nes nebeveikia jisai deramai. Laikytis tęsis. Jo, maždaug apie kokią 5, gal 6 valandą vakaro. Kai galvom, čia nusileidom, dabar bus vėl status pakilimas, po kurio vėl pradėsim kažką galvoti apie nakvynę, nes artėja vėl naktis. Tai aš prieš tai miestelį nusipirkau naujas kaladėles ir sugalvojau, turėdamas laiko jas pasikeisti, bet viskas pasibaigė tuo, kad nulaužiau
šešiakančio rakto galvutė, kuri liko stabdžių kaladėlių laikiklyje. Tai, kaip sakant, nei pats pasikeičiu kaladėlės, nei apstai panaikinu šansą pakeisti kaladėlės. Šansų pakeisti kaladėlės nebuvo, tai teko tiesiog nebijoti ir važiuoti toliau. Pabaigoje jau temstant, toks kalnas, gražus lygus kalnas lyg ir, bet pradeda stipriai lyti ir jo gruntas visas tiesiog tampa tokiu žvyruotų, nežinau, moliu, kur tiesiog nesimina niekas per jį. Tiesiog kalnas, Garminas rodo tiesiai kaip styga ir lietus pila kaip iš kibiro, bandai minti tuo žvyrkeliu, žvyrkelis toks patižęs ir tu mini tuo žvyrkeliu 5 km/h greičiu. Nieks neina, lyja, šalta, tu ten visas prakaituoji, nes į viduj ten šunti, žodžiu. Greitis, nežinau, ten 3 km/h. Ar stumiesi, ar mini, gerai, 5. Tai yra visiškai lygiai tas pats. Tai baigėsi jėgos, pradedi stumti, stumies ir jis atrodo be pabaigos toks. Tai va šitą aš akimirką atsimenu, siaubas visiems ten finišavęs pasakau, koks jis yra nesažiningas. Atrodo, kad jis, nėra status, bet jis kažkoks ir tu dar tamsoji, ir taip nuobodu, tu nieko nematai, ir lyja, ir tragedija, žodžiu. Nežinau, kiek ten valandų užtrukom, bet buvo labai tiesiog ne tai, kiek fiziškai sunku, bet ta tokia nuobodybė, ta tokia nežinomybė kažkokia, labai psichologiškai man buvo sunku šitą atkarpą įveikti. Tai va šitą kalną aš atsimenu ir tada mes užkilome viršų, tas lietus niekur nedingsta, mums reikia dar atkarpą nusileisti. Žiauriai šąla rankos, pirštinės yra kiaurai šlapios, va taip laikai spaudi ir tiesiog bėga vanduo iš jų. Tada tą atkarpą leidžiamės, slidu, nieko nesimato, tos lempos, taigi bright midnight, kam lempos, ne? Baltos naktis. Tai aš tam nusileidime, aš galvojau, kad aš, nežinau, sušalsiu į ragą ir aš nukrisiu tiesiog besileisdamas, nes buvo toks didžiulis vėjas ir taip šalta, taip tas vėjas ir tu leidžiantis negali minti, tiesiog tik laikai stabdžius ir sėdi ant to dviračio. Tai buvo šita atkarpa į kalną ir nuo kalno buvo pati baisiausia. važiuojam iki to miestelio, randam tą savo namelį, šiaip ne taip ten per visokius lakstymus po tos viešbučius, bet vėl dar vienas patarimas, rezervuokitės vis tiek. Nu, neatvažiuosit tiek to, bet užsibukinkit nakvojimo vietas. Tai pasiėmėm, pasidėjom, išsimiegojom, atsikėlėm jau trečia diena, kai tu atsikeli ryte, jau matosi ant veido, žinai, toks sutinimas, visas paburkė ir tikslas buvo atsikėlus, viskas, paskutinis miegas ir finišuojam, baigiam. Tai puikiai nusimaudžiau po šiltų dušų, pasidžiau rūbus ir nuėjau miegot. Ir kadangi norėjau tilpti į 100 valandų, reiškia, kad daugiau miegoti nebegalėsiu ir man buvo likę apie 350 km. Mes, aišku, vėlokai nuėjom miegoti, bet nuėjom ir taip užbaigėm trečią dieną. 1-4! Ketvirta diena. Lyjo šalta, kilom, leidomės dar labiau šalta. Nežinau, kas buvo blogiau, kilti ar leistis? Leistis, tai ir sako, leistis buvo taip šalta, kad net negalėjai, tiesiog rankos kaip atskiros kūno dalis. Susiruošėm, susitvarkom, dviračius pasiruošėm, viskas ok. Kitoj kelio pusėje parduotuvė, galvom, apsipirksim ir varom toliau. Ir kažkaip sugalvojom, kad taigi mes viešbutį yra pusryčiai, duoda pusryčius, tai už galima nusipirkti. Dainam papusryčiaujam į Radisson Sasą. Taip, įsivaizduokit, tai yra 3 dienų važiuojantis vyrai, kurie turi vienus bipsus, vieną šiltą rūbą ir jie ateina į Radissoną šeimos viešbutį pavalgyti pusryčių. Krauna viską šiaip.
Nuo pupelių iki ananasų kartu viską vienoje vietoje. Kaip Havajų pica, žodžiu, mūsų pusryčiai atrodė. Nuo kiaušinienės iki blynų, su klevų sirupu iki vaisių ir visko. Ir dar prisidariau sumuštinių, susivinėjau į servetėlės, prisidėjau. Čia, aš žinau, tu nekesi mūsų, bet pažiūrėk, ką mes radom. Mes nusipelnėm šitą. Su kokiu vaizdu. Tai pavalgom, prisidėmam sumuštinių, susidedam, viską užlėkiam parduotuvės, praeitą skolą, druskos, sugeriam, važiuojam toliau. Planas buvo 4 dienos, kad mes jau važiuosim iki finišo, nestosim niekur, be jokių nakvynių, jau varysim tol, kol pabaigsim. Ir galvom, kiek ten buvo likę? 200 km gal? Dupiam. Kas yra dupiam? Nežinau. Nieko. Į Sunday raidas. Tai va, pradedam važiuoti ir nebesivažiuoja. Viskas. Kažkoks man tiesiog kojas skauda, negaliu geriau, jau ten vaikstus vieną po kito. Nerijų paleidžiu į priekį, nes jau nebegaliu laikyti su juo kartu niekaip. O jisai kažkaip, Nerijus kaip vynas, kuo labiau, daugiau kančioj, to jis greitėja. Vėjas į nugarą buvo, tai buvo fantastinė. Buvo ta iki vakaro tos dienos buvo fantastinė diena, buvo tiesiog organizmas jau matyt buvo prisitaikęs, galėjai ir paspausti, ir pavažiuoti, ir greičiau pavažiuoti. Fuck. I'm a man on fire, walking through your street with one guitar and 2 dancing feet. Only one desire that's left in me on the whole damn world to come dance with me. Oh, come dance with me. Ir mes pradėję tą dieną taip greitai, tiesiog iki vakaro praktiškai mynėm, iki paskutinio sustojimo tokio rimtesnio. Parvažiuoja mažas žmogeliukas su savo mažytėm kojytėm. Like old big sun. Oh, know what we've been learning from. Geras nusileidimas. Everybody wants safety. Everybody wants comfort. Ok, sakau, Pauliau, dabar žiūrėk, čia paskutinis kalnas toks didžiulis. Važiuojam, paskutinis kalnas didžiulis, po to kalno bus slėnis ir dar porą trejetą mažų kalniukų ir mes jau namie. Ok, tai prieš tą kalną sustojom, tada aš suvalgiau tą pusę to sumuštinio, kurio buvau pasidaręs šitam viešbutį. 100 pem, atsiprašau. Bet vat vėl į tokį varysim raudoną. Paskutinį. Pavargom, Bet jau pripratom, ką čia? Ką veiksi daugiau? Ką čia, važinėtum po muziejus? Nesąmonė. Ir be jokių didelių pastangų mes tą kalną įveikėm. Ir užvažiavus į tą kalną atsivėrė toks didžiulis, labai gražus žalias slėnis, toks į apačią nusileidus, iš abiejų pusių kalnai, tokie, fantastinis slėnis. Kažkaip net liūdna, kad baiginėjasi jau. Gal dar pridedam? Su Nerijum įveikinėjom paskutinį 100 su trupučiu. Grožimės vaizdais, kur matom. Ir svarbiausia, tikimės, kad nebus lietaus naktį, nes reikės pajudėti vis tiek iki 4 ryto. Lekiam žemyn alaus! Kažkaip įvažiavome į tokį mišką, tokius kalnus. Ir naktis tada ir prasidėjo lietus. Ir tas lietus pila. Ir tie kalnai tokie, kaip ir nieko. O nusileisti visiškai kiti keliai, ne kaip buvom įpratę. Akmenys, duobės, visokie, iš vis leidomės tokiu pat greičiu, kaip ir į kalną mynėm. Vėl tamsa, lietus. Įdėtas hike-up baikas. Ačiū Justai prieš pabaigą. Žinoma, nereikia lengvai įeiti į namus, reikia eiti per pamestais raktais.
Ir taip mes taip varom ir žiūrim, kad mes nieko panašaus mes nespėsim į per naktį finišuoti. Kad mums kažkaip teks kažkur kažką daryti. Gal kokia 2 valanda nakties, važiuoju su lempelė, sekant lempos tą švieselę, žiauriai man miegas. Bet plano miegot kaip ir nėra, vietos miegot kaip ir nėra, labiausiai nenorėjau to jausmo, kad reikia pakuotis, įsipakuoti, nusirengti, apsirengti. Norėjau maksimaliai iš to išvengti. Pasitaikė viešbutis, kalnų namelis. Nusprendžiau į jį sustoti, pabūti vien tam, kad prašvistų. Ir mes per tuos kalnus varom ir aš atsimenu, čia turbūt jau buvo paryčiais, gal apie 4 gal kokią, paskutinis miestas, kuriame turėjo būti visą parą dirbanti kolonėlė. Tai galvojam, varom iki to miesto, dirbs kolonėlė, atvarysim, pasišildysim ir varysim toliau. Ir atvažiuoju šitą miestą, visas sušalęs, peršalęs, sušlapęs. Ir žiūriu, kolonėlė stovi ir prie kolonėlės tam tokia kaip kavinukė, ne kavinukė, žiūriu, vienas dviratis įvarytas stovi. Nu, galvoju, čia jau kolega bus dalyvis vienas kažkuris. Įeinu aš į vidų, jis ten prie stalo sėdi taip liūdnai atsisėdęs, šildos irgi, kavinė išjungtos šviesos, nieks nedirba. Tai paruošė mums tą mikrobangę tų sumuštinių, arbatos pašildė mikrobangiai, pavalgėm, pasėdėm ir tada biškį nusprendėm pailsėti, tai sulindom į mėgmaišius, tai kaip čia tas toks. Ir pamačiau Nerijaus dviratuką stovintį prie vienos kavinės. Nu, žinau, kad ten yra ta naktinė kolonėlė ir tada pamačiau, kad Nerijus nedavažiavęs jos ir mes žinojom su Džeta, kad yra, bet vis tiek, nu, aišku, geriau restoranas negu naktinė kolonėlė, ne? Žeinu, ten berniukai mėgmaišiuose sėdi du, kalbasi jau, nuostabi panelė padarė mums pablyną, pavalgiau, ten bandžiau imituoti kažkokį tai miegą, nieks ten nieko nesigauna. Nu, žinokit, chebra yra... Papuolėm. Nu, praeiti metai buvo sunkus, bet čia tiesiog kito lygio yra sunkumo. Pavernepą padarėm ten pusvalandį, nežinau. Užstojom į kolonėlę, Nerijus nusipirka valčio tepalo, užsitepa ant grandinės cypia, tepalų nebėra, viskas baigėsi. Pas mane buvo pasibaigę šitas vaškas grandiniai. Nes kai lietus, tai ten aš supyliu nežinau kiek ir dar Pauliaus pusę sunaudojau. Nu, nusipirkau tepalo, variklių valčių tepalo kažkokį tokį, biteiką, tokį dantų pastos. Tai aš juos tada paskutinę tą kelias valandas vien tik juos užvarydavau, labai gerai eidavo grandinį, bet aišku, purvo tai buvo pasitoj grandinį, tai nemažai. Ten atrodo belikė, ten 7 kilų gal, ne? 7, nu kas, nu čia nieko, visiškai. Ir jie neina tie kilometrai, jie tiesiog stovi. Ir vienas po kito vėl sunkiau, ir pradeda koja strikt, jau minu ištiesiu ir čikšt užsirakina. Oho, gal čia kažkas naujo. Tai nebefaina buvo iš vis, vėl nuskausminamieji. Važiuojam toliau. Iki finišo koks 7 km, nedaugiau, jėgų 3%, nes tai jau buvo 24 valandos be miego ir tai tikrai jautėsi. Hauze. Jau pradžiais, jau ir saulė patekė, ir šviesos atsirado. Tada Paulių palikau, pradėjau važiuoti vienas. Buvo pasidarė sunku, miego trūkumas jau pradėjo duoti savo, tiesiog koordinacijos nebeliko nieko. Ir jo, kilometrai neina, viskas labai lėtai, pradeda tokie matytis keliai, kuriuose buvau praeitais metais, jau šiek tiek nuotaika gerėja ir tada atsimenu, išvažiuoju iš tokio takelio ir atsikeliu į asfaltą ir geležinkelio matau ženklą. Ir suprantu, kad viskas liko 10 kilų, ten kažkas, tai eiktų kaip kojas tada ėjo. Jau matau, kad jau finišo tiesioji, liko ten 10 km iki finišo ir žiūriu, kad spėsiu aš iki 10 ryto, nes mes 10 ryto, man atrodo, startavom, kad užtrukčiau lygiai 4 paras. Man liko 10 kilų. Dar negyvenime niekame nebuvau pavargęs. Taip sunku. Nesustoja lyg. Kelias visiškai užsirakinėja. Bet kaip gera, žinau, kad 10 kilų liko.
taip ir baigėsi paskutinė diena 4 ir Bright Midnight. Tai buvo fantastinė kelionė. Bėgiai yra jėga. Bėgiai reiškia, kad tuoj tolga. Man atrodo, liko gal 4 kilai. Iki finišo 4. Čia yra kažkas tokio. Dabar žinau, kad reikia tai padaryti, kad suprast, kas yra tapsis bėgimas. Didžiausias džiaugsmas, tu, tai tada parlėkiau, ten dar pabaigoje yra įvažiavimas į kalną, dar tokį bičiulį pasiėmiau ant galo, kuris jau visiškai buvo dužęs ten, sakau, davai šok ir lekiam. Ir mes labai gražiai su juo parsigabenome į finišą, kur dar buvo visos aistros nesidėsusios. Ir aš norėjau suspėti į finišą per 100 valandų nuo starto. Ir man buvo labai sunku skaičiuoti, kiek man liko kilometrų ir kiek man reikėjo dar valandų važiuoti, kad aš nuvažiuočiau. Ten, kaip minėjau, buvo gal 70 km likę, kas čia iš principo yra, maks 5 valandas, jeigu važiuoji labai lėtai arba stumdamas dviratį. Bet aš kažkaip tokios matematikos negalėjau padaryti ir mane paėmė tokius, tikriausiai pirmą kartą gyvenime, panikos priepuolis, kur aš minu dviratį ir aš pradedu drebėt, nes aš galvoju, kad aš nespėsiu 100 valandų. Aš nulipęs nuo dviračio, man sunkiai sekėsi nestovėti ir aš tiesiog nežinau, kur man pasidėti toj situacijai, kaip nusiraminti. Tai kažkaip tiesiog pradėjau raminti save, kad čia tik skaičius, čia tas 100 valandų jis nieko nereiškia, tu gali ir per 1000 valandų važiuoti. Principo ten buvo panika lygioje vietoje, man buvo likę apie tikriausiai 30 km ir gal kokios dar 4 valandos iki to 100 valandų. Tai čia tiesiog smegenys žaidė savo žaidimus. Atvažiavau į finišą. Finišas pakankamai linksmas, draugai, nusimaudė, švarus, šaltas alus. Justino šypsena. Kartočiau, jeigu nebūtų lietaus. Ir kitą maršrutą. Taip, toks tranzas, iš kurio dar reikėjo pakankamai laiko, kad galėčiau išeiti ir suvokti, apie ką tas varžybas buvo ir kas įvyko. Tiesiog, nežinau, negaliu apibūdinti, kaip varžybas, kaip vaiko, gerai, gal vaiko gimimo nefiškim iš šitą, bet, vien dėl to verta dalyvauti tokioj avantiūroj, kad neapibūdinamas džiaugsmas yra finišuoti. Tai yra kažkas, wow, juokiasi dabar visi iš mano vaiko. Get your fucking hands up, get on out of your seats, all eyes on me, all eyes on me. Get your fucking hands up, get on out of your seats, all eyes on me, all eyes on me. Are you feeling nervous? Are you having fun? It's almost over, it's just begun. Don't overthink this, look in my eye. Don't be scared, don't be shy. Come on in, the water's fine. We're going to go where everybody knows everybody, knows everybody. We're going to go where everybody knows everybody, knows. Get your fucking hand up, get on out of your seat.